noriu papasakoti apie naujausias technologijas odontologijoje, tai yra dirbtinį intelektą. Dažnas yra susidūręs su dantų protezavimu ir atspaudų ėmimu, kai tradiciškai būdavo imamas atspaudas, tai yra dedama košė ir burnoje laikoma, laukiama, kol sustings. Dabar jau yra naujos technologijos, tai yra protezavimas ir skenavimas dantų skeneriu. Tai yra toks specialus pieštukas, vedamas per dantis, skenuojama, tiesiog ten yra daroma daug nuotraukų, jos jungiamos ir gaunamas dantų atvaizdas, bet skeneriai taip pat jau yra pasikeitę. Esame nusipirkę skenerį, kur yra integruotas dirbtinis intelektas. Geriau sujungia vaizdus, jeigu yra ir ne kažkokie tai vaizdo trūkumai, tai jisai geba apskaičiuoti vaizdus. Pacientams tai duoda tiesiog greitesnę procedūrą. Mums gydytojams tai yra svarbu, kad dantų atspaudai ir tos visos nuotraukos jos būtų tikslesnės. Dar dirbtinis intelektas yra integruotas į rentgeno diagnostiką. Intelektas vėlgi jisai geba geriau atvaizduoti rentgeno atvaizdus. Tai technologijos neplenkia ir mūsų srities ir viskas yra dėl pacientų, tai yra dėl tiesiog geresnio gydymo.